Esame vienoje moderniausių operacinių, kur pacientai operuojami minimaliai invaziniu būdu. Trubelę, tokį vamsdelį mes įstatome tiesiog į kirkšnį ir per jį dirbom. Tai čia, matot, kažkur apie porą milimetrų pjūviukas, toks gali būti. Toks vaizdas ir įranga vadinamoje Lazdynų ligoninėje intervencinės radiologijos skyriaus operacinėje. Intervencinė radiologija – medicinos sritis apimanti visą žmogaus kūno kraujagyslės, išskyrus širdies. Kaip pavyzdys, čia gydomas insultas, smegenų aneurizma. Sutvarkant be jokių didelių pjūvių. Taip, ir mes turime moterų. Moteris mes dažniausiai gydom su gimdos miomomis. Vietinį nejautroj mes per kirkšnes arterijas nueinam į gimdos miomą maitinančias arterijas ir jas tiesiog užkišam. Taip mioma automatiškai pradeda džiūti, sumažėja simptomai visi ir jinai beveik išnyksta. Viena tokių pacienčių Virgilija. Šiandien moteris vėl aktyviai sportuoja, bet buvo laikas, kai laiptais lipti buvo per sunku. Supratau, kad laukti nebegaliu, nes tiesiog nebebuvo jėgų, negalėjau, šiaip esu aktyvus žmogus, negalėjau judėti, negalėjau net į 5. aukštą užlipti namo, tokia buvau pavargusi. Diagnozę moteris išgirdo prieš 4 metus, tuomet medikai patarė, galima tiesiog laukti, stebėti, o jeigu nori, operuotis. Taip pat yra ir gydymas vaistais. Iš mano patirties aš sužinojau tik tai 2 būdus. Toliau, kai pati domėjausi, sužinojau apie 3. embolizaciją. Būtent 3. būdą, kurį atrado pati, o ligą nustatę medikai nutylėjo, moteris ir pasirinko. Jeigu tau yra bėda, tu pats ieškaisi, o gydytoja taip pat kažką pasako, kažką galbūt manęs neinformavo. Ką aš girdžiu iš savo pacienčių, kad jeigu į klausimą, pirmą klausimą, kur užduoda ginekologai, ar planuojate gimdyti ir ginekologas išgirsta, kad ne, tuomet yra pasiūlymas dažniausiai šalinti visą gimdą. Aš noriu likti su visais savo organais, kuriais esu. Vilniaus universiteto docentas Rudaitis sako, diagnozę miomos išgirsta dažna moteris, gali jau ir 20 kelerių, daugiausia nuo 40 iki menopauzės, būna pacientės išsigąsta ir miomą painioja su vėžiu. Mioma tai yra gerybinis, pats dažniausias moters gerybinis gimdos auglys. Atliktais tyrimais jų gali turėti apie 70% visų moterų, vienoms jos gyventi netrukdo, yra besimptomės, o kitos kankinasi. Priklausomai nuo jų kiekio, dydžio ir vietos, negydant, gali atsirasti mažakraujystė, kankinti skausmai, nevaisingumas, atsirasti depresija, tad ignoruoti ligos nereikėtų. Itin retais atvejais dariniai gali ir supiktybėti. Vis dėlto Rudaitis sako, operacijos su organų šalinimu nėra tokios dažnos. Jų prireikia tik nedaugeliui. Gimdos šalinimas tai toks, sakyčiau, kraštutinis miomų gydymo metodas. Pacientai žinoma tik tai, kuri jau nebeplanuoja ateitį susilaukti vaikų. Tai taip. Jeigu organas yra duotas žmogui, tai būtų gerai jį išsaugoti, tarkim. Dėl to, kad pašalinus gimdą, ypatingai jeigu su kiaušidėmis, tai atsiranda labai daug visokių neigiamų simptomų. Liga gali iššaukti ne tik genai, amžius ir hormonai, bet ir nutukimas, net riebus maistas. Kada jau reikia kreiptis į gydytoją ir kaip atpažinti simptomus, galima rasti ir medikų sukurtų testų. Aušra Šiaulytė, Rolandas Šležas, Vilius Cucėnas.